Po skyrybų daug moterų daro vieną labai keistą dalyką. Pradeda ieškoti visiškai priešingo vyro, negu turėjo. Jeigu buvęs buvo toks šaltas, ieško emocionaliai šiltesnio žmogaus. Jeigu buvo pasyvus, ieško labiau dominuojančio. Jeigu buvo namysėda, dabar reikia žmogaus, kuris pastoviai kažkur keliauja. Bet priešingas dar nereiškia tinkamas. Po santykių pirmiausia reikia atsakyti sau į klausimus. Kas tose santykiuose jums iš tikrųjų tiko, ko daugiau aš nenoriu toleruoti. Ir trečias, ko man trūko, nors iš tikro galbūt pati negalėjau tą išreikšti ir to įvardinti. Ir tada tu suprasi, kad tu pradėsi ieškoti žmogaus, kuris tinka tau. Ir tai yra daug sveikesnis toks pradžios taškas naujiems santykiams.